Alicija savo plaukus patrumpino, aš savo kirpčiau. Jau nebe pirmą kartą gauname iš Klaipėdos nuo mūsų žiūrovės siuntinukus. Ir mes nusprendėme taip pat įsiųsti atgal siuntinuką. Ji turi mažą dukrytę. Žiūrėkite, kokį aš nupirkau ežiuką. O viduje pledukas. Ruošiu siuntinuką. Tai pradėjome nuo mažiausias šeimos narės. Dovanojo tėjai draugą. O čia tėjos draugas sakė perduoti tėvą. Geras oras, išėjom šiek tiek pasivaikščioti, mes šitai pasidalinom. Tėja, tėjos draugas ir Rojus išėjo atskirai, o aš, mano vyras ir Elija su Alica kartu su mumis. Ką jums papasakoti, tai nežinau, tiesiog sirgome, dabar ruošiamės į krikštynas, būsiu krikšto mama, krikštysiu mergaitę, šventė vyks Šilutėje, kavinė bus užsakyta, viešbutis, kuriame nakvosime, kažką pafilmuosiu galbūt. Kažkas pamiršo žuvytę, bet jinai jau mirusi. O mes einame į miesto šventę. Alica liko namuose, nes labai užkimusi ir kosti. Tėja su draugu išėjo šventę, o mes šeima atskira. Vaikams sakau, rinkitės, ką norit, žiūrėkit, sako Elija, kad čia daugiau viskas kaip Izabelai. Greit užaugo mano vaikai. Jis tikrai turtingas. Nupirkau krikštynom štai tokią dėžutę. Ar grandinėlę, kokią auskariukus įdėti čia. Buvom pasižiūrėti torto, rytoj motinos diena, bet kokį mes mėgstam, nebuvo. Elijos pasibaigė kvepalai, tai va tokius kažkokius čia nupirkome. Čia parfumuotas vanduo, tai kvepalai pažiūrėsim namie. Namie išsirinko. Rašosi tualetinis moterų vanduo. Štai tokie kvepaliukai Elijos buvo. Tik gaila, nepilnas buteliukas. Čia taip specialiai turbūt padaryta, bet galėjo būti ir pilnas. Čia kai užsimanai bulvinių blynų ir kepi ir galvoji, kadagi bus ta pabaiga. Ogi dar va tiek tešlos ir dar kepa. Gal net tešlos tarkių, kaip čia taisyklingiau pasakius. Štai ką man vyras padovanojo su mamyčių diena. Nuėjome su vaikais, žiūrėkit, kokį tortą išsirinkome. O vaikai man padovanojo štai tokią gėlytę ir šokoladą.